Diena su veiklia lietuvė. Bibliotekoje atsidūriau tiesiog nelaimingo atsitikimo dėka. Pradžia duodos tai dvi naivios mergiotės, kurios labai tikėjo, kad čia dabar visus darys laimingus ir tai bus viskas fainai, gavo gerai rykščių. Laidos partneris introstyle.lt. Generalinis laidos rėmėjas adma.lt. Jei galėčiau įsteigti gerumo apdovanojimą, jį skirčiau Ingridai, lietuviai, su kuria labai noriu šiandien jūs supažindinti. Pamenu, kai pirmieji ukrainiečiai bėgo nuo karo, ieškodami Lietuvoje prieglobsčio, Ingrida buvo ta, kuri visais pasirūpindavo, visus pamaitindavo, jau buvo įkūrusi savo svajonių verslą. O kadangi jinai labai veikli, šiandien mes ją pasitiksim visai kitoj vietoj – bibliotekoj. Labas, seniai besimatėm, smagu, kad atvažiavai. Kaip tu graži. Taip pat ačiū, kad aplankei. Nu, prašom apsilankyti Ąžuolyno bibliotekoje. Ingrida, Taip. Aš tave pristačiau kaip verslininkė jau. Aš žinau, kad tu kažkada man sakai, kad turi svajonę, įkūrei savo verslą, o pasitinkam tave bibliotekoje. Tai klausyk, tai ką tu čia veiki? Man iš tikrųjų labai sunku atsakyti iš tą klausimą, jis yra tarp kitko labai klastingas. Versle mes koja noriu pasitikslinti su Gerda. Ir atėjo toks momentas, kad Su Gerda? Karosienė mes esam bendrasavininkės. Versle. Kojon, labai gera partnerystė, jinai tęsiasi iki šiol. Ir bibliotekoje atsidūriau tiesiog nelaimingo atsitikimo dėka. Buvau reabilituota ir teko leistis Kalnų Žemaičių ir mane nutrenkė paspirtukininkas tiesiog. Ir nugriuvusi aš nebegalėjau atsikelt, nebegalėjau ten tos kojos savo kraujuotos nusivalyti ir taip toliau. Nu, žodžiu, nei pirmyn, nei atgal ir pagalvojau, kur man dabar čia dėti su ta savo trauma. Ir aš atsidūriau Donelaičio gatvėje bibliotekoje ir ten pagalvojau, kad aš galiu nusivalyti kraują, kažkur tai atsisėsti, kad nueitų stresas. O biblioteka, šita biblioteka, šitie rūmai, tai yra mano pati pirma darbo vieta, kai aš baigiau mokyklą. Mokyklą, ne? Kaip aš baigiau mokyklą, paraleliai studijavau ir paraleliai pradėdama savo savarankišką gyvenimą dirbau čia. Ir aš pagalvojau, kad čia turbūt likimas sužaidė ir aš apsidairiau taip ir pagalvojau, o kodėlgi ne? Tai yra, mano yra pagrindinis variklis, tai yra bendravimas, aptarnavimas. Ir versle lygiai taip pat, tai yra aptarnavimas. Tai nėra verslas, kad aš dabar sėdžiu versle ir mes ten kalam pinigus. Tai yra juodas, be galo sunkus darbas, bet tu patiri labai didelį malonumą bendraudamas, lygiai taip pat su tais pačiais žmonėms, su klientais, darydamas jiems maistą, girdėdamas, kaip jiems skanu, o galbūt ir neskanu, ir tokių dalykų būna. Šita vieta man yra, nežinau, kaip šventovė, ta kultūros vadinama. Labai pergyvenu dėl mūsų jaunosios kartos ir dėl mūsų vyresnėsios kartos. Vyresnioji karta, kad jie išeitų iš namų, jaunesnioji karta, kad jie biskelį nuliptų nuo telefono ir atrastų pasaulį ne virtualų. Man yra pietų pertrauka, tai normalų žmonės jie eina pietauti. Taip.
O Ingrida kaip reiškinys, Nenormali. aš savai vardinu reiškinys, bėga virti čili sriubą, ten Per nupirkt pietų salotų lapų ar ten dar kažko, nes mes 11 atsidarom, Taip. pas mus 12 valandą pietus ir aš jau per tą laiką žinau, kas dega, ko ekstra reikia ir visą laiką, kad ir pinigų pakeisti. Geras, bet tu, reiškia, čia turi pietų pertrauką, tu lėkiai savo Aš verslą. lėkiu tenais sutvarkai. apdėliot. Aišku, ten dar kebabas lėkštėje visą dieną kažką tenais krimstelni ir parlėki čia ir vėl laba diena, prašome užeiti ir taip toliau. Labai daug gerų dalykų darai. Aš jau tą pristačiau, kaip tu ukrainiečiam labai padėjai. Man atrodo, kad tu juos visus pamaitinai. Man taip atrodo, kad tu visiems gaminai valgyti, aišku, visus kad ne pamaitinai. Nu, bet vis tiek labai daug. Ir tas atiduotas gerumas, tu tiki, kad jisai grįžta kažkokiu Nesitikiu keliu? niekada. Niekada Bet jeigu žmonės visi tuom tikėtų, kad tu darai gerą ir tau grįžta gerą, gal visi tokie geresni būtų? Nu, aplamai žmonės. Ką? Galbūt visi daro dalykus, aš taip galvoju, tokius, kas žmogų padaro laimingu. Čia svajonė, čia realybė. Man tai čia būna kaip išmuša saugiklis vidinis ir kai sakoma, dingsta elektra. Pavyzdžiui, mūsų Doda, jeigu tai būtų tik tai apie pinigus, tai čia būtų labiausiai nenusisekęs variantas ir labiausiai nenusisekęs verslas gyvenime, nes maiste pinigų uždirbti yra praktiškai neįmanoma. Todėl, kad yra politinė ta visa situacija, be galo sudėtinga, mokesčiai, tai yra visokie dabar susiduriu su naujos vietos atidarimu, kaip yra paskirtis turi būti pastatų, ten vėl Šilainių taškas negalės dirbti dėl to, kad laikiniem statiniam nebeišdavinės leidimų kitais metais. Ir ten tų niuansų visokiausių pagalių, pagalėlių. Man yra gera, kad aš per Dodą galiu daryti prasmingus dalykus. Man atrodo, galėtum įkvėpti kitas. Kad tu galėtum gal patarti net. Va tos, kurios savo versle užsikuičia ir sako, viskas nebegaliu, jau pavargau jau. Nu ką, sako, aš pailsėsiu, grįšiu ir vėl į tą patį. Nedaryk, nenori, nedaryk. Yra toks dalykas. Bet tu tarsi lyg ir negali ten paleisti. Nu tai ir yra tokie dalykai, kad ir negali, bet tada ieškok kažkokių kelių, kur tave užpildys. Ir niekada, kai tau meta gelbėjimosi ratą, draugai, reikia neatsisakyti, aplinka, nemestų jo atgal. Aš priėmiau, kad taip likimas man švystelėjo tą ratą. Paaugliai ateina užsisakyti ten leidinių, tarkim, ką uždavė mokykloje. Aš visą laiką sakau, tai, o tu paskaityk dar ką nors, ko ir neuždavė. Nu ten tarkim, ten... Tu pasiūlai kažką? Aišku, kad pasiūlai. Tai svarbu, kad skaito. Svarbu, kad paskaitysi. Svarbu, kad skaito, o tas skaitimas, jisai niekada tu užsikabini ir niekada nežinai, kur nuves tas leidinys. Nes leidinys tai yra, tu pakliūni tiesiog į pasaką kažkokią tai, kažkokį tai pasakojimą, ne virtualų. Pas tave knygų yra, nes tau nebereikia, tu viską čia turi. Namuose, pavyzdžiui. Aišku, kad yra spaustuviai dirbau Inesa 10 metų ir aš šitas knygas visiškai kitaip žiūrėjau, man jos buvo ant tiek... Tu paimi leidinį ir tu žiūri techniškai. Jau nebežiūri kaip į turinį. Koks įrištas, kaip kliba, nekliba viršelis, kokia apdaila, čia UV-lakas, čia folijavimas, o kaip įdomiai dažytas blokas, o kaip siūta, koksai formatas ten. O dabar jau man vėl atsiveria labai geros kolegės, kurios leidžiu, kad mane tiesiog ir mėgaujasi tuo, kad jos administruoja mano skaitymą. Štai mūsų Einam. gražuolė.
Bet tikrai, bet žinok, kvepia net Taip. dažais. Gerai, čia vyksta koncertai, knygų pristatymai. Klausyk, Ingrida, tu jau čia diskusijos. šitoj scenoj stovėjai? Stovėjau. Kalbėjai? Jau. Kalbėjau, ačiū visiems, sakiau, už metų šypsenos Rimtai? apdovanojimą. Taip. Ai, tu metų šypsenos apdovanojimą laimėjai. Taip. Teisingai mačiau. Ir va būtent čia vyko? Čia. Čia va tokie va žaisliukai. Čia keliausia. Čia visokios bjaurastys, vaikai jas labai myli. Ačiū mano leidyklom, draugams, Giedriui. Čia konkrečiai šitie žaislai, čia yra iš vis va labai fainos knygelės. Čia leidykla Jūsų Flintas. Čia šitie Minecraft, čia baisiausi magnetai populiarūs. Viskas vežam vaikams. Laikau. Viskas. Negreita moteris. Terminai. Ai, kablų jau neturi, bet žinau, jinai net ir su kabliukais va tokio aukščio. Labai sunku yra neskubėti. Nu, bet kaip vaikai laukia, žinai, tą dėžę. Tai čia va smulkmenėlės kažkokios, bet vis tiek malonios, kad prie gimtadienio prisidės. Aš tai šiuo metu jaučiuos kaip snieguolė. Pyragų dieną atvažiuosiu su užkandžiais, kokiais, o ne su pyragais. Pernai kaip atvažiavome, tai kad ne pyragų, o ten padarysim nuggetsų dar kažko. Viskas, dar čia leidžia, Čia vis gražiau. Nu va. Va, šilta, smagu, viskas, perduodam vaikučiam, linkėjimai. Čia ir mergaitėm, ir berniukam, pasižiūrėsit, iš šitų daiktų, tai čia išsilanksto labai mielas žvėris, jį paskui reiks sušukuoti, aš čia šukuoju. O, žiūrėk, šukytės. Jo, nu, žodžiu, jūs čia pasirinksit, aš tikiuosi vaikams patiks ir aš tikrai padalin. Gerai, laukiu Dodai ir tada pasimatysim dar per pyragų dieną aš atvažiuosiu. Bet ne su pyragais, o su skaniais kitais dalykais, ne su cukru. Ate. Yra batatai, bet ant jų būtinai reikia pabarstyti šiek tiek rozmarino. Pavyzdžiui, yra absoliučiai veganiškas užkandis. Čia, ne? Tai yra falafeliai, kurie yra be gliuteno. Ragauti, mūsų falafeliai man labai patinka, jau 10 metų aš jų negaliu atsivalgyti. Doda. Bet čia yra nuo žodžio duoda. Turėt, nesako, kad irgi sunkiai praėjome šito pavadinimu. Kiek atsimenu, 10 metų atgal šiemet turbūt dar sunkiau būtų. Tai kodėl nevadinate duoda? Tai duoda jau būtų lietuviškai. Taip, o doda tai jau gaunasi, kad ne lietuviškai. Tas šaltis jau tu ten, tau jau neįdomu, nei nagai tavo, nei dar kažkas, nei ten kostiumėliai, tu žiūri į savo išvaizdą, ar tu nesi įsimurzinęs majonezų, ar tu ten įlipi į troliai, į autobusą, ten nuo tavęs visi nuo kvapo pasitraukia į šoną. Tu jo, tu visada murzinais keliais, nes keliais kažkur šliaužiai, ten tojo kažkokia, nu patapai kažkokiu tai va tokiu padaru, bet tas patirtis, tu išmokai, kad vertinti darbuotoją, kad darbuotojui neturi būti šalta, neturi būti karšta, kai pjauni mėsą yra 60 laipsnių, 50, tau tiesiog bėga prakaitas ir toj karštojoj zonai iš vis negali būti ir ten iškart tada vėl supranti, kad reikia gero vėdinimo, kad gal tų bombų nereikia. Pasikeitė pradžia Dodos ir šiandien, po 10 metų. Pradžia Dodos tai dvi naivios mergiotės, kurios labai tikėjo, kad čia dabar visus darys laimingus ir maitins ir tai bus viskas fainai, gavo gerai rykščių. Kodėl? Karščio, šalčio, nusideginimų, nusipjaustymų, visokių užsakymų, neatėjimų, nepasiėmimų ir panašiai. Važinėdavom, taigi su tom plokštėm nešdavom rankom į krikštynas, į visokius vekfestus, cirkuliacijas. Ten Laisvės alėjoj kažkur tai gamindavom, kažkur tai ten virdavom, ten abidvi kepdavom. Tai jums
pasakoji, kad interjeras pas tave iš Tvarus, visas yra tvarus. Kur? Čia yra teatro. Taip, taip. Čia iš teatro sodo duris, Aleksandro, taip, atvežė naktį po spektaklio. Higiena neleido palikti tų sodo durų, nes prikrenta į plyšių trupinių ir sakė, kaip jūs valysit, liepė uždengti stiklu. Uždengėm stiklu, žmonės pristriktavo pinigų. Čia visiškai nebuvo jokios idėjos, kad čia bus pinigų stalas. Įsiminiau netgi žmonės, kurie man tai padovanojo. Slava Ukrainai, geruojam Slavą. Užrašė. Jo, čia yra jis užrašytas. Tai štai, firminis šilekas. Va. Čia tavo tas firminis. Firminis. Kur tu sakai, maišai verdi. Serviruojam su česnakinė bandele. Irgi darom česnakinį sviestuką, kepam tą bandelę ant... Bet čia kaip sotu. Čia yra kaip patiekalas. Čia yra kaip patiekalas, tas mūsų čili. Visų pirma, aš noriu tau labai padėkoti, kad tu įsileidai į savo veiklę dieną. Nes žinau, kokia tu veikli ir kaip viską vos spėjai. Tai tau perduosiu dovaną nuo kitos veiklios lietuvės, kurią mes jau pakalbinom ir nieko neatskleisiu, kas jinai, bet jinai perdavė čia tau dovaną, noriu, kad tu pažiūrėtum ją. Ir tiesiog toksai susipažinimas ir linkėjimas viena kitai gaunasi. Tai va čia nuo jos ir tikiuosi, kad pažiūrėsi laidą ir susipažinsi su ją. Ačiū labai. Tas pažiūrėsi, manau. Labai didelė staigmena, labai faina idėja ir Ingrida, aišku, irgi nepiešia. Sekančiai buvusiai pašnekoviai, nesvarbu, mano būsimos likimo draugiai. Likimo draugiai. Kitai lietuviai. Siunčiu dovaną, palinkėjimai. Tai būtų kuo platesnių skrydžių. Ne. Pinigai tų skrydžių nesuteikia. Kuo platesnių skrydžių, galingų mostų, skvarbaus žvilgsnio, daug krikštavimo ir laimingų nusileidimų. O, labai ačiū. Kabinti. Gal turėtų labai padėti. Labai smalsu. Tai čia yra pasimatymas su knyga. Žinai tokia? Ne, bet čia kaip nežinai, ką gauni ir įsivynioji knygą. Čia tokia yra akcija nuostabi. Draugas, romanas, super, ačiū, būtinai perskaitysiu, labai dėkinga. Miela nepažįstamoji. Paskaityk. Dalinuosi su tavim dalelę savo širdies, galbūt kiek neįprastų formatu. Knyga, kuri man paliko įspūdį, kuri nusėdo mano širdyje ir kuri yra tokia, kokią įsivaizduoju gerą draugą. Ji visada šalia ir visada randa man laiko. Linkiu ir tau rasti laiko gerai knygai ir kavai. Mano gyvenime tie maži kasdieniniai rutinos stebuklai, keliantys prasmės ir motyvacijos gyventi. Ieva, www.intelektualios.com. Ieva, ačiū. Ačiū.